čempionatą pradėjom pergalę, nes namie būtina laimėti visas varžybas, norint papulti atkrintamasis varžybas. Varžovas papuolė, kaip sakau, tikrai susilpnėjęs negu su praeitų sezonų Šiauliai. Atjaunėjus komanda, treneris pasikeitė, bet tikrai komanda kovėsi, davė kietą kovą, jaunos ištroškę krepšinį. O mūsų merginos, kaip sakau, pasitikom kaip ir netekę pagrindinės žaidėjos. Komandai tai truputį jaučiasi, bet džiaugiamės, kad tenka žaisti nesu tokiom stipriom varžovėm čempionatą pradėti, tai tikimės įsivažiuoti ir namie džiuginti pergalį. Aišku, smagu laimėti pirmas rungtynės. Kaip sakot, pirmas blynas neprisvilęs, vadinasi ir sezonas negali būti prisvilęs. Bet trūksta dar truputėlį susižaidimo, nerealizuojam savęs iki galo, kaip galėtume realizuoti. Ir biškį pasimetėm prieš aikštės gynybą varžovų. Truputėlį klimpom ant pasikeitimų ir nerealizavom savo metimų iš po krepšio, jeigu apie puolimą kalbant, nes buvo labai daug tokių momentaliai metimų, kurių tikrai turėjome mesti, bet neįmetėm. Trūksta truputėlį dar komandinio susižaidimo, nes neužteko tų draugiškų rungtynių, kurie žaidėm iki sezono. Ir manau, sezono metu turėtume daugiau susižaisti ir viskas klostysis geriau.